Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video. Šiame video apžvelgsime, ar jau atėjo bullruno pabaiga, ar rinkai galas ir turėsime dar visus metus bear marketo, kada kainos tiesiog kris ir kris, apžvelgsim svarbiausias naujienas. Taigi žiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo. Labai svarbi naujiena, kad mes irgi pradedame savo Black Friday nuolaidas. Tai dabar su kodu Bitcoin25 gausite net 40 eurų nuolaidą mūsų mokymams. Tai jeigu norite išmokti prekiauti, analizuoti rinkas, sužinoti visus geriausius indikatorius, visas aktualiausias strategijas, kaip naudotis platformomis, kaip skaityti rinkas, kada geriausia pirkti ir parduoti pelnui, kaip atlikti prekybą taisyklingai su savo sistemom, keliaukit apačioj į mūsų mokymų linką kriptovaliutuakademija.lt ir atsiskaitime įveskit kodą Bitcoin25. Tai praėjo kažkur 8 dienos nuo paskutinio video, kadangi keliavau į Bitcoin Amsterdam, ten irgi sužinojau gana įdomių dalykų apie Bitcoiną ir jo ateitį. Tai dabar vienas dalykas, kas įvyko nuo paskutinio video, tai aš buvau pabraižęs potencialius variantus, ką gali daryti Bitcoinas, ir panašu, kad Bitcoinas pasirinko judėjimą į apačią tiesia linija. Tai realiai dabar rinkos sentimentas yra ekstremali baimė. Visi bijo ir todėl mes ir kalbame, ar jau prasidėjo bear marketas, ar jau laikas panikuot ir ką tai išvis reikštų rinkai ir taip toliau. Kadangi iš tikrųjų buvo tikrai didelis Bitcoino nukritimas, aišku, kai nukrenta Bitcoinas, tai nusitempia ir altcoinus, bet jeigu mes pasižiūrėsime į štai šią struktūrą, kuri buvo prieš tai, kai mes pirmą kartą pasiekėme 108 tūkstančius, pavyzdžiui, aš matau, kad ši struktūra buvo labai panaši į šią struktūrą. Tai reiškia vėlgi, mes turėjom tokį kaip ir didžiulį pavažiavimą į priekį, padarėm vieną aukštumą ir tada padarėm dar aukštesnę aukštumą iki 109 tūkstančių doleriais ir tada bam. Ir tada mes nuvažiavom iki žemiausio taško net minus 32% apvalinus. Ir galvoja, tada žmonės irgi negalvoja, kad viskas baigta, prasidėjo bear marketas, pasiekėm 100 tūkstančių, viskas. Bet iš tikrųjų, kas buvo toliau, matome, kad po to dar apturėjome procentais maždaug grubiai dar plus 50% judėjimą į viršų, nors tada tuo momentu irgi atrodė, kad jau pabaiga. Tai jeigu mes dar pasižiūrėsime, kas vyko dabar, mes vėlgi matėme didžiulį impulsą, padarėme pirmą aukštumą ties 123 tūkstančiais, pailsėjome ir tada bam. Realiai padarėme dar aukštesnę aukštumą iki 125 tūkstančių, tai realiai lygiai tas pats, kas buvo čia. Ir dabar irgi vos ne iš karto, tik čia dar greičiau nuvažiavome į apačią. Ir jeigu pasižiūrėsim, kiek procentų mes nuvažiavome, tai šiuo metu nuvažiavom irgi apie 30%. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes kol kas esam labai panašioj struktūroje, kuri buvo. Ir kodėl tai vyksta, tai yra jau kitos priežastys, kažkiek tą irgi apžvelgsime, bet esmė, kad struktūra kartojasi. Tai kas buvo čianais, buvo nukritimas iki minus ten 30, 31, 32% ir tada mes matėme, kad formavosi iš esmės apačia, tai yra bottom. Ir dabar, kas vyksta toliau, labai svarbu sekti, kas bus ties štai šiuo lygiu, nes čia yra supporto lygis. Labai gali būti, kad čia pradės formuotis panašus apačios formatas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad dar tikrai viskas nėra baigta ir tokie nukritimai Bitcoino nėra naujas dalykas. Tai buvo ir štai čia, ir prieš tai yra buvę. Prieš tai buvo irgi konsolidacija, kur Bitcoinas buvo gal pusę metų užstrigęs tiesiog įvažiavimą tokioj konsolidacijai, kuri krito į apačią. Tai kokia yra esmė? Dažniausiai, kai Bitcoinas pasiekia aukštas aukštumas, jam reikia laiko pailsėti. Tai aišku, tai vėlgi nereiškia, kiekvieną kartą būna unikali ekonominė situacija. Šį kartą ekonominė situacija nėra palanki, tai šitą faktą reikia žinot. Bet kitas faktas taip pat, kad čia gali pradėti formuotis jau Bitcoino apačia ir tada panaši struktūra su kelionė į viršų. Tikrai gali būti, nes lygiai tas pats buvo ir čia. Tai dabar, ką bent jau aš stebiu, ar Bitcoinas ten jau kris toliau, ar iš tikrųjų du tokie dalykai. Jeigu Bitcoinas čia padaro štai tokį atsitraukimą ir padaro žemesnę aukštumą, ir tada va taip nukeliauja į apačią, tai tada jau tikrai panašu, kad struktūriškai Bitcoinas pradės formuoti savo, tokią bear marketo struktūrą. Realiai tiesiog iš
uptrendo pasikeis į downtrendą. Bet kol kas tai buvo pirmasis impulsas, bet jeigu nebus taip, tai kitas dalykas gali būti taip, kad bus tiesiog čia konsolidacija ir čia formuosis nauja distribucija, atsiras nauji pirkėjai, nes kaina tikrai gera dabar Bitcoin'ui, jis nesijaučia taip, kad jis augs brangus, kaip buvo prieš tai. Tikrai gali būti, kad dar šiek tiek pakrisim, gal tada grįšim, kai buvo ir čia, pakrisim, grįšim ir susiformuos apačia, naujas lygis realiai, kur atsiranda daug pirkėjų, jie susems visą, realiai akumuliuos visą distribuciją, kuri čia vyksta ir tada galbūt pradėsim judėti vėl į viršų. Kas yra svarbu, kad dažniausiai, kai Bitcoinas padaro euforinį judesį į viršų, tada būna lygiai toks pat ir krešas į apačią, nes kaina užsipompuoja, būna daug hypo ir viskas, tada būna labai gilus bear marketas. Bet dabar daug kas mąsto, kad jeigu nebuvo to didelio euforinio pavažiavimo į viršų, tai reiškia nebus ir tokio didelio krešo, nes kaina nėra labai toli nutolus nuo savo vidutinės kainos. Vidurkio realiai, tai irgi kas gali būti irgi kiti variantai, kad gali būti dabar čia vėl formuosis kažkokia struktūra, galbūt dar pavažiuosim į apačią, bet galbūt, tarkim, štai šis 80 000 lygis jau bus apačia, nes kodėl ne? Nebuvo jokios euforijos į viršų, nebus ir didelio krešo. Gausis galbūt kaip 1 metų ar kelių mėnesių ar pusę metų ar netgi 2 metų korekcija, kas nelabai tikėtina, bet tiesiog gali būti kelių mėnesių korekcija, vėlgi akumuliacija, kaip minėjau, ir tada vėl važiavimas į viršų, nes dabar visi tikisi, kad bus tas pats kaip ir anksčiau būdavo, kad įvyksta didžiulis bull marketas, kaina pasiekia didžiulius aukštumas ir tada krešina į bear marketą. Bet dabar yra institucijos ir gali būti, kad tiesiog realiai rinka dabar taip ir judės, kad ji padaro aukštumą, tada kažkoks gilesnis atsitraukimas, kuris neaišku kiek bus, bet tada vėl važiuojam į viršų, tada vėl gilesnis atsitraukimas ir va taip ir keliavom į viršų. Tikrai taip gali tęstis kelis metus. Tai taip tikrai gali būti, Bitcoinas netgi mažoji likvidumo aplinkoje ėjo visai į viršų, dabar iš esmės daug yra dalykų, tai vienas dalykas, tai čia tiesiog vyksta daug pardavimo, daug OG walletų, tai yra piniginių, kurios laikė daug metų, netgi yra ir nuo 2015, 2014, 2013 metų, žmonės, kurie išlaikė iki 100 000, 110, 120, jie tiesiog parduoda. Ir dabar vyksta daug pardavimo ir dėl to kaina eina į viršų, taip pat likvidumo ne per daugiausiai. Tai vienas toks dalykas, kitas dalykas gali būti, kad Bitcoinas, kaip sakant, frontrunina, pradeda judėti pirmas neigiamai, kadangi laukia neigiamą ekonominį situaciją, kadangi jis labiausiai parodo, kas mūsų laukia, bet vėlgi tai jau buvo tokia struktūra, čia nėra kažkoks didelis 60-50% krešas, kol kas yra tik 30%, tai reikės stebėti situaciją ir žiūrėti, kas vyksta toliau. Dar prieš judant į naujienas primenu dar kartą, kad nepamirštumėte ir pasinaudotumėte pasiūlymų mūsų mokymams, nes ten dabar pridėjome ir apie altcoinus, tai reiškia perspektyviausių altcoinų sąrašas, kuriuos galite nusipirkti ir tiesiog užsidirbti. Tai labai daug naudingų dalykų, linkas apačioje, būtinai pritaikykite kodą. Dabar judant toliau apie kitas naujienas, tai iš esmės mes turime vieną problemą, tai yra, kad Japonijos bond yieldai eina į viršų. Tai ką tai reiškia, tai jeigu labai trumpai, tai kas jau esate rinkoje nuo vasaros, gal atsimenate tokį Japanese yen and carry trade, tai iš esmės ką tai reiškia? Japonai, ką reiškia šis grafikas? Šis grafikas reiškia, ko tikisi rinka iš infliacijos iš esmės. Tai reiškia, jeigu čia kyla, reiškia rinka įskaičiuoja, kad bus daug infliacijos ateityje. Kodėl dabar taip smarkiai kyla ir įskaičiuoja daug infliacijos ateityje? Todėl, kad dabartinė Japonų prime minister, tai yra moteris, kuri yra labai pro riziką ir pro marketai, tai reiškia, labai palaiko augimą ir panašiai ir paruošė net 110 milijardų paketą, stimulo paketą į ekonomiką, kuris padės akcijų rinkai, padės žmonėms ir taip toliau, iš esmės tiesiog didžiuliai nesuvokiami kiekiai stimulo pinigų į ekonomiką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai sukels infliaciją ir dėl to rinka dabar įskaičiuoja didesnį infliaciją ir ką reiškia tai, kad centrinis bankas dažniausiai atsižvelgia į šitus yieldus ir jeigu rinka sako, kad laukia infliacija, Japonijos bankas pakels palūkanas.
Ir ką tai reiškia? Tai japonai daug metų skolinosi pinigus beveik su nuliu palūkanų, tai iš esmės tiesiog nemokami pinigai, kuriuos galėjo panaudoti ir juos investuodavo į akcijų rinką, į Amerikos skolas, gal kažkiek į kriptovaliutas. Ir esmė, kad tų pinigų iš Japonijos buvo labai daug sukišta į Amerikos rinkas ir dabar, kai kyla palūkanos, jau buvo vienas palūkanų padidinimas, tai reiškia dabar tie nemokami pinigai tapo mokami, tai daug japonų pradėjo išsimdinėti tos pinigus ir dėl to buvo, čia lyg praeitais metais, praeitą vasarą, jei gerai atsimenu, didžiulis kriptovaliutų nukritimas, nes iš esmės buvo tiesiog šitas Japanese yen and carry trade ir dabar tai yra biški aukštesnių levelių, nes labai kyla infliacijos expectationai ir labai realu, vis realėja, kad Japonijos bankas dar didins palūkanas, kad valdyta infliacija, tai reiškia dar daugiau išeis Japonijos pinigų iš Amerikos rinkų. Tai ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daug likvidumo išeina ir iš kriptovaliutų rinkos, gal mes dabar tą ir matome, gal viena priežastis, kodėl Bitcoinas frontranina tokį atsitraukimą, kad išeina daug pinigų iš Japonijos ir gal irgi dalis tų pardavimų, dalis tų banginių iš Azijos, kurie parduoda, galbūt ir pardavinė dėl šios priežasties. Tai reiškia, mes turim ir ETF'ai dabar pardavinėja, ir OG laikytojai dabar pardavinėja ir galbūt likvidumo, šiaip Amerikoje yra mažas likvidumas skaičiuojant iš altcoinų, nes altcoinai matosi, kad yra labai nukritę, iš esmės reiškia tiesiog nėra to stimulo, nėra tų ekstra pinigų ekonomikoje ir žmonėms nėra labai gerai. Tai matosi ir iš banko rezervų ir panašiai. Tai vat, tokia yra situacija ir šitas Japonijos dalykas yra tikras ir veikia rinką, nes, kaip ir minėjau, buvo jau lygtais rugpjūčio, ten gal 6 ar kažkada, kai atsimenu visi altcoinai, rugpjūčio 5, čia man atrodo, buvo ir Bitcoinas nukrito nuo kažkur 100,000 iki 8 ir altcoinai padarė tuo metu irgi labai didelę žemumą. Tuo metu, aišku, po to matome, kad rinka atsigavo, bet tai paveikė rinką ir tai veikia šiuo metu, bet stimulas yra bullish, tai reiškia vėlgi, kai išeis tas stimulas, galbūt jis sugrįž į rinką, bet irgi galbūt viena iš priežasčių, kodėl mes matome tokį Bitcoin judėjimo į apačią. Kaip ir minėjau, ETF'ai tai yra žmonės irgi išsigąsta, žmonės nepratę, paprasti žmonės, kurie investuoja per ETF'us, per BlackRock, jie nepratę matyti tokių kainų judėjimų ir kai kaina nukrenta 30%, tai sukelia paniką ir matome, kad realiai per 2 dienas buvo parduota 1 milijardo vertės už Bitcoiną, tada irgi realiai per 5 dienas virš 2 milijardų vertės parduota Bitcoiną. Tai įsivaizduokit, kiek Bitcoinas dabar turi sugert pardavimų, nes dabar vyksta pardavimai. Bet tai tiesiog reiškia, kad kažkada atsiras pirkėjai, jau kaip pasieks maždaug tinkamą lygį, tada vėlgi atsiras vėl institucijos, atsiras bankai ir iš Amerikos ir fondai, kurie tiesiog vėl supirks Bitcoiną ir jis vėl keliaus, iš esmės turi pasikeisti senieji laikytojai į naujus laikytojus. Ir dar trumpai pabaigiant apie ekonomiką, tai dabar kas mūsų laukia, iš esmės tai vėlgi buvo, kadangi uždaryta vyriausybė, tai nebuvo ekonominių daug taškų, kuriuos mes galėtume sekti, tai reiškia neleido infliacijos, neleido šitų darbingumo duomenų, bet dabar jau vėl dirba vyriausybė, bet svarbu paminėti, kad dirba tik tais iki sausio 31 dienos, po to jam vėl bus vėl ta pati problema, kad jam vėl reikės išsispręsti tą savo vyriausybės fundinimo klausimą. Bet esmė, kad dabar vėl gausime ekonominės informacijas ir dabar svarbu, kad ketvirtadienį turėtų išleisti, jeigu vėl nieks nepasikeis, išleis nedarbingumo duomenis, kas vėlgi paveiks palūkanas. Tai reiškia, dabar jau žmonės skaičiuoja jo realiai beveik garantuotai, kad gruodžio mėnesį nebus mažinamos palūkanos ir po to jau rinka išskaičiuoja, kad irgi neaišku, matome, kad šiek tiek skiriasi, bet irgi neaišku, kas bus toliau ir ar bus toliau tie palūkanų mažinimai. Nors palūkanas reiktų mažinti, nes nedarbingumas yra problema Amerikoje šiuo metu. Tai iš esmės tiesiog vėlgi bearish dalykas, nes prieš tai buvo jau įskaičiuota, kad garantuotai bus mažinimas gruodžio mėnesį, tada garantuotai sausio, o dabar jau vėl nieks neaišku. Tai irgi visi šie dalykai paveikė neigiamai rinką, nes rinka įskaičiavo, pakilo ir po to vėl panašu, kad taip nebuvo ir dėl to po biškį krešina. Tai kol kas yra iš ekonomikos neigiamos naujienos, iš struktūrinių dalykų Amerikos yra bullish naujienos, bet apie tai aptarsime vėliau. Taigi spausti subscribe, nepraleiskite šių video. Jei norite prisijungti mūsų Telegram grupę, ten visada atsiunčiu, kada išeina video ir ten bus taip pat dar labai svarbių ateities naujienų.
Tai sekite naujienas, nieko nepraleiskite, pasižiūrėkite mūsų Black Friday nuolaidas ir susitiksime kitame video.